Tai labas rytas. Šiandien yra 8 diena kaip minu. Po minu iš Sandomierza į Rzesovą ar Režovą, nežinau kaip pronunciuosi. Ir kaip tarėsi, 101 kilometras. Išvažiavau be 28. Tai 1 valandą anksčiau negu vakar, kad nenumatytam reikalam būtų viskas gerai ir laiku. Žiūrėkit, koks traukinys, kokie vagonai, nežinau ką juos pila, atrodo tai kosmiškai įdomiai, bet kaip nemėgsta aš stoviniuoti prie tų stop ženklų, kai nieko nėra, bet tokios taisyklės, hebra, sustot visiems privalu. Net ir pėsčiajam, bet čia kažkur reiks sukti, va čia va, prisikarksėjau žodžiu. Tokį va, ko man tikėtis, kai aš važiuoju mountain bike ar traktor bike, nepamenu dabar čia kaip pagal kamutą aš skaitaus. Traktor bike ar mountain bike. Žiūrėk. O, kalakutai. Draugelį mano, aš irgi taip važiuoju ir kalatoju. Tai va, radau savo družokus, pagaliau Lenkijos pabaigoj. Čia motokrosinis matas važiavo, o aš čia, blėt, japštararai. Galvojau, kad bus geriau. Sigrožiu pirmą. Ar jūs čia pasnikauja ten nuo darbą? Pavaliau. Kažko, blėt, sveikatos nebėra man. Pasėdėjau ir visai, išmušo saugiklis. Nežinau, atrodo miego noriu. Gali būt, kad temperatūros turi sergu. Čia taip sveikatos nėra, da kurva tokiais važiuoti. Nu ką dabar daryti? Sakyt, pabaiga viskas. Nebegaliu. Pizda, kaip išmušo saugiklius. Nebenoriu. Tada čia važiuoti va 4 km taip tiesiai šitais šūdais. Lika 7 kg ir aš jaučiu, kad pasiduosiu. Nes užpuolės ir gims. Arba depresija nuo to kurvo oro. Žiavau karinį poligoną. Karinis poligonas yra man po kairę už 100 metrų. Pagal komutą. Bet įvažiavau čia gal, ką žinau, 300 metrų. Tas biški nejauku, jau žiūriu paratais, kas čia bus. Hebra, turiu bėdą. Girdžiu, kad kažkas po dešinę bumbint kažką. Man atrodo, ten priekį yra. Pizė vėl bumbint. Bet taip arti. Lika 3 km. Čia atvažiuoju į Suarto lauką tokį. Ir labai negerai, nes aš esu žiauriai atsidengęs. Jeigu jie ten Zaraznas stov dabar miške, tai mata mane. Tuoj per savo racijas pasakys savo družokam, kad kai va kažkoks kaušas min per mūsų dienas susems mane. Eikit, žinokit, man minčių jau dabar tiek atsirado, kad čia pramuša visus gvoltus, visus gyvintus. Viską, žodžiu. Arba rankas iškelti, sakyti, ne, polski. Liubliu polski, žodžiu. Ir apsimės durnelį, nežinau, kad čia tipo nesuprantu nieką. Šnekėti iš viso olandiškai. Nors lietuvis esu, atveš pastas, skys lietuvis. Skys lietuvių kalbą pamiršau. Mokytų pasiekiau civilizaciją kažkokią po galais. Dėja, kaip širdžiai gera, aš jau noriu sustoti va čia toj sankryžai. Va, prie to tiltelio, va čia šlagbamai yra. Tuoj parodysiu ženklą. Vis dėlto viskas atidaryta. Ir vis dėlto čia atidara, bet jokių bokštelių nieko nesusistatė, kad čia negalima. Čia va. Ir ten va. Poligon Volskovi. Karočią vėl tas sužymėjims, hebra. Oi, parašyta. Karočią. Kad čia toliau bombin. Aš toliau važiuoju po tą poligoną, tik iš kitos pusės dabar. Nu, karočią. Pažiūrėkit, kiek medžių sužymėtų. Kas man yra. Žiauru. Čioš. Ble, čioš. Ble, kaip tik kaimas, tai ble šuo palaidos. Peizė. Reik pašaukt, biškį pramušą. O, atšaukė.
Išgirdo. O, žiūrėkit, sniego yra. Buvau susitikęs su savoje, liko 3 kilų iki bookingo, dabar yra be 12. Tai žodžiu, biški šalta, biški užkandau, biški atsigėriau ir biški pagerėjo situacija. O toks vidury nieko, vidury Proskynos poligone stovi namuks su kryžium. Ten kažkas, o kaip aš jaučiuos? Nu ką žinau. Žinokit, savo žmonės mylimus pamatyti, jaučiu iš kitur daugiau energijos tiek negausi, kiek iš jų. Labai negerai, kad aš čia važiuoju, bet kitos išties nėra. Labai nepatinka, kad aš esu virš laidų, bet kitos išeities nėra. O aš važiavau iš tos pelkės. Kaip jūs manot, kas šitam keliai? Aišku, jau nebe pelkiai, bet čia su tokiu greičiu aš ir iki 4 nebevažiuosiu. Liko 19 km, o žiūrėk seka, davai išgerk arbatos ir nebesvaik, čia niekur nelieka, laika yra. Bookings vis tiek vėliau, jau čia tiek sniega buvo daug, kad net laikė medeliai, nes va čia ir trasa pažymėta yra. Kalniuką, čia atvažiavau kažkokią rezervatą, Bor, kažkaip taip vadinas. Biški čia lapuočiai, biški slidu, čia yra reikalų. Manau, kad rytoj labai panaši situacija bus nuo 40 km. Tokiais kalnais. Tiltas. Va, tai tau. O, čia kažkas teka. Žodžiu, aš pakainiai namo važiuoju. Toks vaizdelis. Tada. Nu, čia upė. Tai dar viena upė. Nu, liko 2,5 km. Tai seka, aha, tikėjais, kad čia taip viskas easy peasy. Nu, tikėjau, sakau, seka, tai palauk, seka, va, žiūrėk, važiuok čia, važiuok, seka. Tai va, žodžiu, varau kupstautais vėl, nieks čia nesikeičia, kupstautais. Važiavau į bookingą, čia kažkuris pastatas.